Tai nelabai supratau. Ką čia Skalvijos kino akademija pristato? Ai, tai turėtų būti filmas apie mane. Na, jeigu taip, tai... Aš esu Justinas Petravičius. Gimiau 1991 metų, birželio 30 dieną. Nevedas. Mokausi Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje. Jau 2 metus lankau Skalvijos kino akademiją. Šie metai paskutinėje. Esu lankęs ir begalę kitų būrelių. Pavyzdžiui, automodeliavimo, garso postprodukcijos, dailės ir panašiai. Šiaip jau netoks turėtų būti šis filmas apie mane. Turėčiau pristatyti savo vieną savybę, kuri man labiausiai manyje patinka, nes tai autoportretas. Ir ją atskleisti. Dar kažkur turėtų rastis paradoksas šiame, kad ir kas tai būtų. Taigi, ne visai pagal užduotį, bet jeigu girdit ir matot, kitaip tariant, šį kažką jums vis tik rodo. Viena pirmakursė sakė, kad norint padaryti gerą filmą apie save, reikia būti labai pasikėlusiam. Pasikėlusiam tai tikriausiai labai arogantiška. Man yra sakę keli žmonės, kad esu arogantiškas, o ar pakankamai, jums spręsti. Mokykloje turiu Einšteino ir Agurkycho pravardės. Agurkycho, nes mėgstu agurkus labai, o Einšteino, manau patys suprantat. Dar man klasiokė sakė, kad esu visiškai nenuspėjamas ir kad iš manęs galima tikėtis visko. Ir sakė, kad tai yra gerai. Gal ir taip. Reliatyvu, kam gerai, o kam nelabai. O chemijos mokytojas sakė, kad esu sąžiningas vaikis. Mano mintis filmuoti ne save, darant filmą apie save, sutapo su Samuolionytės tokia pat mintimi. Tik klausimas, ką jinai būtų filmavusi. Taigi, manęs čia nepamatysit. Aš pagalvojau, juk Skalvijos kino akademijos reklama, kurią tikriausiai matėt, teigia, jog mes kalbam vaizdais. Taigi, įjunkit savo fantaziją. Kaip Kazlas sakė, kartais kovojama einant į potekstę, į tylą. Kadangi tai nėra filmas, tai kiek keblu įvardinti, kas tai yra. Bet priėjau prie tokios išvados. Mildutė, mūsų akademijos kuratorė, vadina mus kleckučiais. Taigi tai, ką jūs dabar matėt ir girdėjot, buvo kleckas. O šio klecko autorius esu aš, Justinas Petravičius. Norėčiau padėkoti Giedrei Beinariūtei, mūsų užduoties vadoviai, Lenkams sutiktiems kryžiaus kelyje ir Mildai Pačiakajūtei, mūsų kino akademijos kuratoriai.